Tema: kietos trapios tešlos pyragų gamyba. Tikslai: savarankiškai pagaminti gaminius iš kietos trapios tešlos, nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu, parinkti įrankius ir inventorių, paruošti žaliavas gamybai, pagaminti kietą trapią tešlą, suformuoti ir iškepti gaminius, apipavidalinti ir patiekti gaminius, laikytis darbo saugos reikalavimų, pagaminti trapų pyragą su obuoliais, trupininį pyragą. Priemonės užduotims atlikti: sietai, formelės, peiliai, dubenėliai, kepimo skardos, šepetėliai, kočėlai, svarstyklės, mentelės tešlai atkelti, konditeriniai maišeliai, pergamentinis popierius. Trapus pyragas su obuoliais, trupininis pyragas, trapios tešlos sveriamas gaminys su įdaru 2 kg arba 30 gabaliukų po 65 gramus. Žaliavos pavadinimas: aukščiausios rūšies kvietiniai miltai 1300 gramų, cukrus 650 gramų, įdarui 50 gramų, kiaušiniai 2 vienetai, margarinas 480 gramų, cinamonas įdarui 20 gramų, kepimo milteliai 10 gramų, vanduo 120 gramų, aliejus skardos patepimui 20 gramų, obuoliai įdarui 1000 gramų, cukraus pudra apipavidalinimui 180 gramų, gaminio išeiga 2000 gramų. Plakamas margarinas. Palaipsniui plakant beriamas cukrus, vanilinis cukrus. Palaipsniui pilant įplakami kiaušiniai, vanduo. Kepimo miltelius sumaišyti su miltais, išsijoti. Užminkite trapią tešlą.
ją šaldyti. Paruošti obuolius, juos sutarkuoti ir sumaišyti su cinamono ir 50 gramų cukraus mišiniu. Pusę tešlos sutarkuoti į aliejumi pateptą ir kepimo popieriumi išklotą kepimo formą. Tolygiai paskirstyti. Ant jos tolygiai paskirstyti paruoštus obuolius. Užtarkuoti likusią tešlą. Kepti apie 45–60 minučių 180 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Iškepus atvėsinti formoje 30 minučių. Išimti iš formos, supjaustyti stačiakampiais gabaliukais, apibarstyti cukraus pudra.